Einame prie kito klausimo, o jisai yra toks. Ar Lietuva turėtų kuo greičiau priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą? Teigiama, kad toks įstatymas palengvintų translyčių asmenų gyvenimą, lyties keitimą dokumentuose ir panašiai. Kokia jūsų nuomonė? Argumentas labai paprastas, kada asmuo nori pasikeisti lyties dokumentus, šiuo metu jis turi eiti į teismą. Ir kaip ir duoda valstybei teismą ir jie nuolatos laimi. Ir čia yra tam tikra šarada, kuri iš esmės žemina tos žmonės. Ir tiesiog palengvint ir paversti tai per įstatymą būtų daug paprasčiau. Nežinau, ar negalima dar ką nors sugalvoti, kokio nors įstatymo, kuriuo pripažintų, kad aš, pavyzdžiui, esu medis, arba aš esu gyvūnas koks nors. Dabar jau yra tokie judėjimai, kad žmogeliukai įsivaizduoja, kad jie yra katinai, tigrai, vilkai. Gal užtenka pataikauti žmonių užgaidoms. Tai yra negalima nei įstatymų, nei neįstatymų leisti žmogui apsispręsti to, ko nėra. Žiūrėkit, jeigu jūs išrinks į Seimą, jūs galėsite išsileisti savo įstatymą, kad jūs galite būti kuo tik norit. Bet mes kalbam apie rimtas problemas, o ne tyčiojamės iš žmonių. Gerai? Aš esu medis.